Šiandien Lietuvos Respublikos Seime parodų galerijoje yra pristatoma paroda Išsaugota tiesa. Tai Rokiškio krašto muziejaus Obelių skyriaus vedėjo Andriaus Dručkaus ir mūsų žinomo šalyje fotografo Klaudijaus Driskiaus idėja parodyti plačiai visuomeniai išsaugotą, surinktą, sukauptą ir tikrai labai įdomią parodą apie pokario metų partizanų sąrašus, dokumentus, laiškus, asmeninius daiktus. Tai puikiai proga parodyti iš tikrųjų natūralius dokumentus, nuotraukas, kad žmonės suprastų, kas iš tikrųjų buvo pokario metai. Aš tikrai labai esu dėkingas Klaudijui Driskiui, Andriui Dručkui, taip pat jaunosios kartos istorikui, daktarui Streikiui, kuris iš mūsų krašto, kurių iniciatyva ir pastangomis būtent ši paroda ir atsirado. Taip pat noriu padėkoti ir mūsų kaimynams, anykštėnams, kurie atvyko čia su koncertinė nedidelė programėlė, kad priduotų šitai šventė tam tikrą akcentą. Manau, kad didelė šventės vasario 16-osios išvakarėse šita paroda bus tinkamas akcentas pagerbti tų laikų žmonės.